Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šios dienos tema – avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tvarka 2026 metais. Skaidrės ir pristatymo metu naudosiu šiuos trumpinius. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas, toliau PMI, pelno mokestis, toliau PM, avansinio pelno mokesčio deklaracija FR 0430 forma, toliau deklaracija. Avansinio pelno mokesčio mokėtojai yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys arba užsienio valstybių juridinių asmenų ar organizacijų nuolatinės buveinės, išskyrus vienetus, kurių praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršija 300 000 eurų. Tai yra, jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 300 000 eurų, vienetas mokestiniu laikotarpiu avansinio pelno mokesčio mokėti neprivalo. Taip pat avansinio pelno mokesčio nemoka vienetai, kurie nėra pelno mokesčio mokėtojai pagal PMI 3 straipsnį. Einamaisiais mokestiniais metais įregistruoti nauji vienetai. Avansinis pelno mokestis gali būti apskaičiuojamas dviem būdais – pagal praėjusių metų veiklos rezultatus arba pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą pasirenka patys vienetai kiekvienų mokestinių metų pradžioje. Kiekvienais metais vienetas gali pasirinkti, kokiu būdu skaičiuoti avansinį pelno mokestį. Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą galima keisti vieną kartą per mokestinį laikotarpį, ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų 9 mėnesio 15 dienos. Tokiu atveju vienetas turi pateikti iš naujo užpildytą deklaraciją, kurią užpildo atitinkamai pagal pasirinktą kitą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Vienetas pasirinkęs avansinį pelno mokestį skaičiuoti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus deklaraciją teikia 2 kartus. Pirmą kartą už einamųjų mokestinių metų, 1, 2 ketvirčius, pirmuosius 6 mėnesius, ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų 3 mėnesio 15 dienos. Jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, iki kovo 15 dienos. Antrą kartą už einamųjų mokestinių metų 3, 4 ketvirčius 7-12 mėnesių ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų 9 mėnesio 15 dienos. Jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais iki rugsėjo 15 dienos. Jei paskutinė deklaracijos pateikimo diena yra nedarbo diena, tai deklaracija turi būti pateikta kitą darbo dieną po nedarbo dienos. 1-2 ketvirčių avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal metų buvusių prieš praėjusius metus faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą. Kiekvieno ketvirčio avansinis pelno mokestis sudarys 1/4 faktiškai per minėtą mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pelno mokesčio sumos perskaičiuotos pagal einamaisiais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą. Pateiksiu pavyzdį. Įmonė per 2024 metų mokestinį laikotarpį uždirbo 40 000 eurų apmokestinamojo pelno ir apskaičiavo 6 000 eurų pelno mokesčio. Apskaičiuojant 2026 metų 1-2 ketvirčių avansinį pelno mokestį, 1 ketvirčio avansinis pelno mokestis sudarys 1700 eurų. Tai yra 2024 metų pelno mokestis perskaičiuotas atsižvelgiant į 2026 metais galiojantį 17% pelno mokesčio tarifą. Už 2026 metų 3-4 ketvirčius avansinis PM apskaičiuojamas pagal praėjusio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą. Ir kiekvieno ketvirčio avansinis pelno mokestis sudarys 1/4 faktiškai per minėtą mokestinį laikotarpį
apskaičiuotos pelno mokesčio sumos perskaičiuotos pagal einamaisiais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą. Pavyzdžiui, įmonė per 2025 metų mokestinį laikotarpį uždirbo 50 000 eurų apmokestinamojo pelno ir apskaičiavo 8 000 eurų pelno mokesčio. Apskaičiuojant 2026 metų 3-4 ketvirčių avansinį pelno mokestį, vieno ketvirčio avansinis pelno mokestis bus 2125 eurai. Tai yra 2025 metų pelno mokestis perskaičiuotas atsižvelgiant į 2026 metais galiojantį 17% pelno mokesčio tarifą. Kai vienetas pasirenka avansinį pelno mokestį skaičiuoti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, tai apskaičiuota numatoma pelno mokesčio suma dalinama iš 4, tai yra 4 ketvirčių. Ir taip apskaičiuojama vieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma. Sumokamas iki 3 mėnesio 15 dienos, jei mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais iki kovo 15 dienos. Apskaičiuojant avansinį pelno mokestį atsižvelgiama į einamaisiais mokestiniais metais galiojantį pelno mokesčio tarifą. Tai yra, apskaičiuojant 2026 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną taikomas 7 ar 17% pelno mokesčio tarifas. Jeigu pasirinkote avansinį pelno mokestį skaičiuoti pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, tai atkreipkite dėmesį, kad apskaičiuota suma turi sudaryti ne mažiau kaip 80% faktiškos metinės pelno mokesčio sumos. Jeigu avansinio pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota numatyta pelno mokesčio suma yra mažesnė kaip 80%, mokesčių mokėtojas turi patikslinti deklaraciją, apskaičiuodamas kiekvieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą lygiomis dalimis nuo mokestinio laikotarpio pradžios. Nuo kiekvieną ketvirtį nesumokėtos avansinio pelno mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka. Pateiksiu pavyzdį, kai pasirenkama avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą einamųjų mokestinių metų veiklos rezultatą. Įmonė pasirinko 2026 metais avansinį pelno mokestį mokėti pagal numatomą einamųjų mokestinių metų pelno mokesčio sumą. Įmonė planuoja už 2026 metus apskaičiuoti 60 000 eurų pelno mokesčio. Šiuo atveju vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma sudarys 15 000 eurų. Avansinis pelno mokestis yra apskaičiuojamas ir deklaruojamas pildant avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR 0430 formą 02 versiją, vadovaujantis avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR 0430 formos užpildymo taisyklėmis. Deklaraciją sudaro A dalis vieneto ir deklaracijos duomenys, B dalis einamųjų mokestinių metų 1-2 ketvirčių avansinio pelno mokesčio apskaičiuota suma pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, C dalis einamųjų mokestinių metų 3-4 ketvirčių avansinio pelno mokesčio apskaičiuota suma pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, D dalis einamųjų mokestinių metų avansinio pelno mokesčio apskaičiuota suma pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą. Pildant deklaraciją, A dalyje nurodomas mokesčio mokėtojo kodas, pavadinimas ir mokestiniai metai. Pažymimas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas pasirenkant iš nurodytų. Vienetas pagal praėjusių metų rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio 1-2 ketvirčių deklaracija. Dvejetas pagal praėjusių metų rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio 3-4 ketvirčių deklaracija. Trejetas pagal praėjusių metų rezultatus apskaičiuota avansinio pelno mokesčio 1-4 ketvirčių deklaracija. Ketvirtas
pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą apskaičiuotą avansinio pelno mokesčio pirmo-ketvirto ketvirčių deklaraciją. Šioje skaidrėje matote informaciją, kokiais terminais turi būti pateiktos deklaracijos pasirinkus vieną ar kitą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Pagal praėjusių metų veiklos rezultatus teikiamos dvi deklaracijos per mokestinį laikotarpį. Iki 3 mėnesio 15 dienos pateikiama deklaracija už 1-6 mėnesius ir iki 9 mėnesio 15 dienos deklaracija už 7-12 mėnesius. Jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, tai atitinkamai deklaracijos pateikiamos iki kovo mėnesio 15 dienos už pirmąjį pusmetį ir iki rugsėjo mėnesio 15 dienos už antrąjį pusmetį. Pasirinkus avansinį pelno mokestį skaičiuoti pagal numatomą pelno mokesčio sumą, teikiama viena viso mokestinio laikotarpio deklaracija iki 3 mėnesio 15 dienos. Jei paskutinė deklaracijos pateikimo diena yra nedarbo diena, tai deklaracija turi būti pateikta kitą darbo dieną po nedarbo dienos. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinių metų ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dieną. Jeigu paskutinė avansinio pelno mokesčio mokėjimo diena yra nedarbo diena, šis mokestis turi būti sumokėtas kitą darbo dieną po nedarbo dienos. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti aktualią informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.